Sveiki visi! Rugsėjo pradžioje mano rožynė žymiai karaliavo jubiliejai Prince de Monaco. Labai daug žiedų, nuostabus dideli žiedai, nėra nei vieno vienodo, visi skirtingi. Čia filmavau viską rugsėjo 6 dieną, jau matosi ore plaiksosi voratinkliai, rudenėja, bet kadangi oras labai šiltas, rožė žydi pilnu tempu. Ir dėl to, kad šiek tiek nusivėlino antroji žydėjimo banga, kadangi pirmoji vėlavo dėl stiprių šalnų, tai dabar galima džiaugtis rudenį tokiais žiedais. Krūmas užaugęs šiais metais iki 1,20 m aukščio ir į plotį apie 1,5 metro. Žiedai, kurie šiek tiek šešėliai yra šviesesni, kur ant saulės ryškesni. Šiuo žydėjimu taip ir baigsis į savo pasirodymą, nes pumpurų naujų jau nesukrovė. Ir šiaip visur atrodo labai daug žiedų, tačiau kai imi kitus krūmus atskirai pažiūri, tai tų žiedų kaip ir nedaug, bet kadangi jau ruduo, tai džiugina kiekvienas žiedelis. Neseniai prieš kelias dienas patręšiau rudeninėmis trąšomis su formule 3,5 azoto, 15 fosforo ir 30 kalio. Azoto galėtų ir nebūti, tačiau tik tokias trąšas turėjau su minimaliu kiekiu. Ir dabar tas trąšas, kad jos ištirptų, aš rožės laistau kartą, 2 kartus per savaitę, tam, kad tos rožės ištirptų ir tuo tirpalu pasimaitintų, nes rožės kaip ir neturi dantų ir jos jų nesukramtis, tų žirniukų. Trąšos ilgai tirpstančios ir jas būtina drėkinti tam, kad jos ištirptų. Nes jeigu patrešus ir trąšos gulėtų sausoje žemėje, tai nėra skirtumo, ar jos gulėtų sandėliuke ant lentynos ar po rožę. Jas būtinai reikia tirpinti ir laistyti gausiu kiekiu vandens, o ne tik paviršių sudrėkinti tam, kad tos trąšos nueitų kuo gilin į šaknis ir rožės pasimaitintų. O rudeninės trąšos yra būtinos tam, kad rožės subręstų ir geriau išsilaikytų žiemą. Čia jau buvo mano antras tręšimas po saujelę, aplink kiekvieną krūmą pabarščiau ir su grėbliuku įterpiau į žemę. Čia taip žydi gražioji bukavų. Žiedai tuščiaviduriai, tačiau rudeniop, kada jau vėsta oras, naktys vėsesnės, jinai atgavo savo tamsią spalvą žiedlapių pakraščiukuose, nes jau buvau išsigandusi, kad čia sumaišyta rožė ir ne bukavų, nes vasarą žydėjo labai šviesiais atspalviais. O čia pomponela dar tik rauna žiedus. Rudeninio žydėjimo video darysiu antrą dalį ir įkelsiu rožės, kurios jau žydi gausiau. Pradedantieji rožininkai, neišsigąskite tokių raudonų šakelių, kurios pradeda augti tarp žalių lapų, tokie nauji ūgliukai su raudonais spygliais, raudonais lapais. Tai labai gerai, kad jie auga. Galbūt ruduo ilgai bus šiltas, nebus didelių šalčių ir šitie ūgliai subręs. Jie galbūt, net negalbūt, o tikrai šiemet jau nebežydės, nesukraus žiedų, tačiau kitiems metams bus labai gerai iš jų šakotis ir augti naujiems ūgliukams, kurie kels daug žiedų. Tokius ūglius galima bus pavasarį sulenkti lanku ir prismeigti prie žemės kažkur pririšti, tai tada būna labai platus krūmas. Čia aspirin jau baigė savo pasirodymą ir žiedai jau tik gautų lietaus ir nubyrėtų žiedlapiai. Aleksandrų Makenzi labai didelį krūmą užsiaugino. Tikiuosi kitais metais labai gausiai žydės, nors ir šiemet žydėjo, bet kažkaip labai didelė sausra buvo, didelė karščiai ir jo žiedeliai greit sudegdavo saulei. Dabar rudeniop daug ryškesnės spalvos. Kadangi vėluoju su šiuo video,
Čia viskas filmuota prieš 2 savaitės, tai dabar ką nufilmavau, įkelsiu už kelių dienų ir dabar jau labai gausiai, gražiai žydi ešli, romina, piano, labilakota, pomponela jau visiškai pražydo, red Leonardo da Vinci pasipuošė ryškiai. Tai laukite tęsinio. O čia arbatinės rožės. Ne visų pavadinimų žinau, jos jau auga pas mane labai seniai. Tiesiog jas augindavau anksčiau be pavadinimų, tas man nerūpėjo. Šiemet pavasarį buvau nugenėjusi labai trumpai, tai šiek tiek platesni krūmeliai. O taip ryškiai žydi dideliais žiedais folklor. Labai kvapni rožė. Žiedai kartais siekia 14 cm skersmenį. Šiemet, ko nepastebėjus buvau ankstesniais metais, labai stipriai prigavo mano rožės miltligė. Bet tą miltligę stebėjau ir gamtoje natūraliai, ko anksčiau niekados nematydavau. Prie upelio miške tiesiog visos dilgėlės paparčiai susirgę, visur baltuoja miltuoti lapai. Šiemet buvo tokia vasara, karšta, naktį šaltos, temperatūrų skirtumai tokie keisti, ir padarė tokias palankias sąlygas ligoms, kurių anksčiau nebūdavo. Vienintelė rožė, kuri sirgdavo miltligę, tai buvo Excelsa, kuri žydi 1 kartą per vasarą, nekartuoja savo žydėjimo, bet šiemet šią ligą pasidalino visos. Purškiau skoru, purškiau previkiūrų ir dar nuo netikrosios miltligės purškiau Infinito. Ir vėliau dar netgi purškiau su bordo rinkiniu, tai dabar lapai kai kurių turi mėlynas dėmes. Apsirašalavusios, tačiau, man atrodo, ta miltligė jau kaip ir baigėsi. Čia El Toro šiemet labai skurdžiai po pavasarinių nugenėjimų, taip jinai normaliai ir neatsigavo, visą vasarą tik tais praegzistavo. Dabar šiek tiek daugiau žiedelių, bet negaliu pasidžiaugti, kaip džiaugdavausi ir rodydavau ankstesniais metais. Krūmelis visiškai mažas, neužaugo naujų šakelių visiškai. Tikiuosi, kad peržiemos. O čia Augusta Luiza. Šiemet dar tik pavasarį pasodinta, tačiau kai prasiskleidžia, kvapas svaiginantis sklinda pavėjui toli. Čia jau peržydinti žiedas į pabaigą, laikosi žiedas ilgiau negu savaitę. Rudeniop stipriai paaugo, šalia jos auga kokoloko, labai smulkus krūmelis, o čia štai Leonardo da Vinci, red Leonardo da Vinci. Rudeniop jau pradeda žydėti tvarkingesniais žiedeliais, tripsai jų neapgadina. Štai tokios meškerės, jeigu užauga pas rožės, ypač rudeniop mėgsta tokios šakos užaugti, tai aš siūlyčiau jų nenukirpti, nenutrumpinti, išsaugoti per žiemą kažkaip lengvai prilenkus, prispaudus viršūnę arba prikabinus kokiu metaliniu kabliuku, kabėmis ir pridengti agroplėvele. Visuomet dengiu 50 gramų į kvadratinį metrą ir man gerai išsilaiko per žiemą, nesušąla. Tai iš tokių ūglių kitais metais bus gausus žydėjimas, jeigu jie išsilaikys gerai per žiemą. Tai buvau Leonardo da Vinci rožinį prilenkusi į šoną 2 šakas, tai krūmas tikrai fantastiškai platus buvo
nes per visą šakos ilgį augo nauji ūgliukai, kurie buvo apsidengę visi žiedais. Čia ešli dar tik pradeda žydėjimą. Domaine de Chantilly ir Lemon vaza. Visą laiką sakydavau ir taip ir darydavau, kad nuo rugpjūčio vidurio aš jau nebekarpydavau žiedų, tik tais nuimdavau žiedlapius ir palikdavau tas sėklinės dėžutės. Tam, kad ta šaka daugiau nesiskatintų ūgliukų, nesiskatintų daugiau augti, o tik tais bręstų ta šaka. Tačiau šiemet pačios rožės nepasidavė. Ir netgi tas, kurių ir nenukarpiau žiedų, rožės labai masiškai leido šoninius ūgliukus. Kaip va čia pavyzdžiui. Žiedas nenukirptas, jis jau sudžiūvęs, tačiau rožė nesiruošia tai brandinti to savo stiebo, tačiau augina daug naujų ūgliukų, taip kaip vasaros pradžioj ar vidury. Tai aš dabar perėjau visur ir nukarpiau tuos žiedus iki viršutinio išaugusio ūgliuko, nes pagalvojau, ar taip jau jie auga ir jau aš čia tuo savo nukarpimu tų žiedų nieko papildomai nesuskatinsiu tos rožės, kad jinai leistų tuos naujus ūgliukus. O jau rudenį, kaip jau bus, taip jau bus. Jeigu bus ilgas ruduo, tai tie ūgliukai dar spės subręsti. Jeigu jau iki galo, iki pačios viršūnės ir nesubręs, ir nušals žiemą, kad ir uždengtas, tai vis tiek pavasarį ašgi jas pakarpysiu iki sustorėjimo šakos, tam, kad laikytų naujus savo žiedus stipriai. Tai aš manau, kad nieko baisaus, nes ta patinė rožės dalis, jinai jau ne vienus metus augo ir žiemojo ir jinai jau yra pilnai subrendusi. Čia Bremer Stadtmusikanter. Jeigu lietuviškai Bremeno muzikantai, jinai kažkaip man gražiai pražysta tik tais rudenį. O vasarą labai greit prasiskleidžia ir žiedas ilgai nesilaiko. Aš dar čia padariusi esu klaidą su šitu, būtent su šita lysve, kur dabar rodau, nes visas šitas veislės rožės rinkausi, kad jos būtų kvapnios, gražios, šviesios, šviesių atspalvių ir aš jas ruošiausi sodinti kaitrioje saulėje, kad jos atlaikytų saulę, nedegtų žiedai. Ir taip išėjo, kad aš tą lysvę padariau ne kaitrioje saulėje, o pusiau pavėsyje. Tai galbūt dėl to jos dabar taip ir kenčia, nes tenais, kur aš ruošiausi sodinti, galvojau, kad mažiesiems trukdys bėgioti, lakstyti ir kad vaikų netramdyti, tai aš perkeliau rožės kitur. Merchenzauber sustiprėjo, labai dideli žiedai, krūmas platėja, labai gražios formos pumpuras, ešli, žiedų dydis ir chaotiškai išdėstyti žiedlapiai, bet taip atrodo tik iš pradžių. Kai pražysta, jų kiekvienas žiedas atrodo vienodai tas chaosas tuose žiedlapiuose išsidėstęs. Bet iš tokio pumpuro dailaus išsiskleidžia toks didelis žiedas. Labai gražus, spalvoti vyšniniai zefyrai. Labai kvepia. Domaine de Chantilly. Kažko tai, gal dėl to pusiau pavėsio ir bijo jinai lietaus, nes kai lietus pas mane užlyja, tai nelabai nori prasiskleisti žiedas. Jis kaip puodukas taip ir stovi. Tačiau kai būna sausra, prasiskleidžia, tai labai gražiai atspalviai išsidėstė. Pakraščiukai rausvi, viduriukas vos ne apelsininis. Labai gražiai suvynioti tie žiedlapiai į rutuliuką. Winterjewel. Čia mano rekordininkė šių metų.
ilgiausiai žydėjimas buvo, kai pradėjo birželį, taip iki rugpjūčio pabaigos žydėjo, dabar dar vis yra keli žiedai, susipynę su lemon vaza. Lemon vaza irgi labai graži rožė, labai gerai žiemojo, nenušalo nei vienas galiukas šakelės, visa išsilaikė per visą žiemą, nors šiemet aš jų nedengiau. Tarp kitko, jau laikas pasirūpinti, apsižiūrėti, ar turime užtektinai agroplėvelės, kurie dengsim rožės, ar turime jau pasiruošę lankų, karkasų, ant kurių užtrauksime tą plėvelę, nes kai ateina šalčiai, tada būna ir vėl nelaiku prasidėjusi žiema. Geriau reikia apsitikrinti, pasižiūrėti viską iš anksto, kad jau būtų po ranka, nes rudenį darbo daug. Galbūt reikės nukarpyti lapelius, kurie sergantys, taip pat pagenėti šiek tiek šakeles. Čia Homaša barbara žydi nepailsdama, nes labai ilgai laiko žiedą. 3 savaitės laikosi žiedas, tai taip ir nestovi be žiedų. Bounty tik pavasarį sodinta, o jau krūmelis nemažas, išsišakojo. Hansestadt Rostock krauna pumpurus. Goldelzė taip pat žydi visų pajėgumu. Nuostabus žiedai, nuostabus atspalviai. Labai graži rožytė, neaukšta. Daugiau negu 50 cm neužauga. Daugiausia apie 40 būna didžiausias aukštis. Bet žydi nepailstama. Henri Delbar vėl iš naujo skleidžiasi žiedai. Sourire du Havre. Kažko tai šiemet labai mažai žydėjo. Čia pastela. Neaugina didesnio krūmo, tokia pažemė ir auga. Čia dželita. Dar tik ruošiasi, krauna pumpurus. Labai ilgai jos žiedas laikosi, irgi kaip Homaša barbara 3 savaitės. O čia Chandos Beauty. Atrodo, kaip žibinta šviečia šviesa iš vidaus. Labai kvapni rožė, labai gražų žiedai. Greit prasiskleidžia ir peržydė, bet vis tiek kažkur apie 6 dienas pasilaiko žiedas. Vieną kartą gavau klausimą, tu augini, tikrų rožių turi? Tai tikriausiai tos tikros rožės, tai tokios tik prasiskleidusios žiedo stadijoje, kai būna puokštėmis perkamis parduotuvėse skintas rožės. O iš tikrųjų tai taip nebūna. Retai kada pagausi tokią rožę, kad būtų visas krūmas tokiais vien pumpurais, tik ką prasiskleidusiais žiedais. Tikram gyvenime būna jos įvairios, išsiskleidusios kaip lėkštės, kaip puodukai, kaip kas sako, kokia forma. Labai įvairios. Ir netgi kartais nežinančiam to, net neprimena rožės, atrodo šiaip kažkokia gėlė išsiskleidusi. Tačiau kiekviena turi savo formą. Čia Rosen Fascination. Ta savo alyvinį violetinį atspalvį įgauna tik rudenį, kada jau vėsta naktys, šiek tiek vėsos būna. Afrodit. Gražų žiedai, tačiau man atrodo, kad nuo karščio ir galbūt nepakankamai palaistyta ir šiaip ir nulinko žiedeliai, labai dideli žiedai. Šiaip visą laiką laikydavo tiesiai, aukštyn, bet dabar kažkaip svyra. Labai jos gražus pumpuras, apvalus burbulas ir taip iš lėto skleidžiasi ir išsiskleidžia į tokį didelį žiedą.
tai kartais net nelabai ir pagauni, grįžti iš darbo, o ta rožė, į kurią norėjai filmuoti, jau per daug išsiskleidusi, nelabai gražiai atrodo, arba netgi blogiausiu atveju jau nubirė žiedlapiai. Čia Rozarium Jutersen tokį krūmą užsiaugino per vieną vasarą. Romina jau pradeda žydėti. Sekančiame video įdėsiu daugiau jos žiedų nuo pumpuro stadijos, kaip atrodo. Labai gražus žiedas, primena ešlį šiek tiek, tokiu savo lyg ir chaotišku netvarkingumu, žiedlapių išsidėstymu, bet iš kitos pusės pažiūrėjus, tai jie labai gražiai, savotiškai išsidėstė. Čia Henri Delbar po kelių dienų jau tai prasiskleidė žiedas ir man tas jo žiedo vidurys primena apelsino skiltelę nulaužtą. Tokios spalvos oranžinės viduj. Arbatinė rožė, kvapni, bet ant šakų galų žydi tik tais po keli žiedus, skirtingai negu floribundinės. O čia yra Moonstone. Labai jautri, netikrai miltligei, šiemet labai aš ją saugojau, vis Infinito purškiau, saugojau. Ir čia skleidžiasi jau žiedai. Ir jinai turi tokią problemą, kad jeigu lietus nulijo, jos jau žiedai neprasiskleidžia, neatsidaro. Iki galo taip ir stovi, nes labai tankiai primuštas visas pumpuras, kietai daug žiedlapių. Gal todėl ta problema ir yra tokia. Čia Chandos Beauty iš kitos pusės. Ir kas ją valgo? Žalesis vabaliukas. Sėdi, labai mėgsta baltas kvapnes rožės šitie žali vabalai. Sugraužia visą vidų. Va taip atrodo išgraužta jau išragauta rožytė. Piano. Ryški spalva. Labai ilgai žiedą laiko, kekė kaip pražysta. Neskaičiavau tiksliai, bet apie 2 savaitės ta kekė žydi. Jeigu nedaugiau, jinai tikrai pasipuošusi žiedais ilgai būna. O čia Bendy Decor. Ugninė spalva. Labai ryški rožė, neišdega saulėje. Iki žydėjimo pabaigos taip ir atrodo ryškiai gražiai. Elf. Šitas žiedelis jau baigė žydėti. Čia yra kekė, kuri dar tik skleidžiasi. Gražų žali pumpurai. Ir užaugo jau apie 2 metrus aukščio. Taip pat pavasarį nupjauta beveik iki žemės. Ir tiek atsiaugino. Super Dorothy. Dar vis džiugina žiedais, naujos kekės. Gana ilgai laikosi, bet žydėjimas tik tais ant šakų galų. Kol kas dar jinai guli, darysiu kažkokią atramą, kad šiek tiek sukelti. Labai gražų žiedynai, atrodo iš toli, kad čia vienas žiedas iš tų smulkiųjų. O čia Shropshire Led. Trumpai laiko žiedą. Davido Ostino rožė, bet labai gražios formos. Kvapni rožė, dar yra nemažai pumpurų. Labai aukšta užaugo, jau irgi apie 2 metrus aukščio. Visą vasarą stovėjo, o rudeniop metė šakas, naujus ūglius didesnius negu 0,5 metro ir ant galų pumpurai. Čia Marselisborg. Jo žiedai man gražiausiai yra pumpuro stadijoje, kada dar visai neprasiskleidė. Tokie bijūniniai, tikrai kaip bijūno žiedo pumpuras. Ir kažkaip jinai turėtų augti apvaliu krūmu gražiai, tačiau kažkaip vis dar jinai stovi man ant vienos kojos.
ir krūmas tik viršui šiek tiek paplatėja, neleidžia naujų ūglių iš žemės. Tai renkantis naują rožę, svarbu žinoti, kokią formą jinai auga. Ar jinai auga plačių krūmų ir uždengia tą visą žemę, kada jos nesimato, ar jinai auga ant vienos kojos ir tas krūmas būna siauras, tik tais auga aukštyn. Arba ją reikia genėti pavasarį daug trumpiau, kad nuo žemės jau šakotųsi daugiau ūgliukų ir tas krūmas atrodytų platesnis, o ne taip stovėdamas kaip šluota. Tai ir baigiu šią pirmąją rudens žiedų dalį. Laukite tęsinio, prenumeruokite kanalą ir kanalą prenumeruokite būtent YouTube'e, paspaudę prenumeruoti ir šalia esantį skambutį, tada jums visi pranešimai ateis, kada aš įkelsiu naują video ir mes nepasimesime. Ate.